Sveiki, šiandien jums papasakosiu apie dar vieną elektromobilį, tik jis ypatingas tuo, kad yra pagamintas ne ant kažkieno jau naudojamos, bet ant visiškai naujos platformos skirtos tik elektromobiliui. Šalia manęs Hyundai Ioniq 5 ir išduosiu paslaptį, jis nuostabus. Ioniq 5, kurį išbandau šiandien, yra šiek tiek naudotas, pagamintas 2024 metais. Tai grynasis elektromobilis, todėl dugne yra 77 kWh baterija, teoriškai VLTP skaičiavimais viena įkrova galinti mus nuvežti 430 km. Galia siekia 325 arklio galios, o varantis ratai yra visi, bet yra ir priekinių varomų ratų pasirinkimas. Nusišnekėjau, automobilis gali būti varomas visais arba galiniais ratais. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė Ioniq 5 karta, gamybos startavo 2021 metais ir modelis gaminamas naujas iki šiol. Tiesa, pernai jis truputėlį pasikeitė, nes gamintojai išleido faceliftą. Gamintojas siūlo Ioniq 5 įsigyti su 6 skirtingom baterijom, kurių dydis svyruoja nuo vos 58 iki net 84 kWh, o nuvažiuojamas atstumas svyruoja nuo 360 iki 490 km, kurie, bent jau Lietuvos atstumais, būtų visai geras rezultatas. Radus greito įkrovimo stotelę, Ioniq 5 priima net iki 350 kW galios įkrovą. Vadinasi, nuo 10 iki 80% tokį automobilį įkrausit vos per 20 minučių, kas yra puikus laikas atsigerti kavos ir pailsėti savo kelioniai. O jeigu kelionės gale ar bet kurioje vietoje pritrūksit elektros savo prietaisam, yra specialus adapteris, kurį galima įsigyti ir to adapterio pagalba gaunat įprastą rozetę, o pats automobilis veikia tiesiog kaip powerbankas. Na, o jeigu man beplepant jau užsimanėt Hyundai Ioniq 5, tai kviečiu užsukti portalą autoplius.lt, nors modelis nėra dažnas svečias mūsų keliuose, palyginus su dauguma modelių. Autoplius.lt portale net šiuo metu galima rasti keletą tokių naudotų automobilių, o jų kainos startuoja vos nuo 18 000 eurų. Jeigu nuspręsit, kad norit naują, tai užsukite į autoplius.lt, mes turim ten ir naujų auto katalogą, ten galėsit pasidaryti į naujų Ioniq 5, kainas, versijas ir taip toliau. Jeigu renkatės naudotą, tai stipriai rekomenduoju pasitikrinti automobilio istoriją ir tą galite pasidaryti autoistorija.lt tinklapyje, sužinosit, ar yra tikra, ar automobilis neskendęs, nedaužtas ir taip toliau. O kol naudositės autoistorija.lt paslaugomis, pasinaudokit nuolaidos kodu AUTOPLUS15 ir gausit 15% nuolaidą vienai ataskaitai. Na, o dabar atėjo laikas pažvelgti į Hyundai Ioniq 5 kėbulą ir neslėpsiu, jis man labai gražus. Automobilis, man atrodo, lyg modernizuotas senas automobilis, turbūt tame jo žavesys ir yra. Priekyje turime ledinius U formos žibintus, čia ir anoj pusėje pagrindiniai žibintai taip pat yra lediniai. Per visą šitą dalį tęsiasi daug šviečiančių brūkšnelių, kurie matosi tik naktį, dėl to operatorius jums uždės dengimą, o štai čia apačioje yra tokia brūkšninė apdaila, kurią pamatysit tiek priekyje, tiek šonuose, tiek ir gale. Automobilio ilgis 4,64 cm, sakyčiau, vidutinio dydžio, prošvaisa 15,5 cm, tai nuo asfalto teks nuvažiuoti pakankamai atsakingai. Iš detalių turim tamsintus langus, kaip matot, neturim jokio chromo, neturim stogo bagažinės laikiklių, turim iššokančias rankenėlės ir duris, kurios užsilenkia, tai turėtumėt neišsitepti savo kelnių. Taip pat turim arkų apsaugas virš ratlankių, lygiai tokia pačia mano minėta apdaila štai čia ir net 20 colių ratlankius, kurie man pažiūrėjus atrodo kaip 3D printinti. Na, o gale neatskiriama naujo ir apynaujo automobilio dalis, tai yra spoileris. Man labai trūksta valytuvo, man jo pritrūko jau pačią pirmą valandą išvažiavus iš salono, tai labai faina būtų jį turėti štai čia po spoileriu valanti tą visą stiklą. Toliau pati gražiausia, bent jau mano automobilio dalis, tai yra šitie žibintai padalinti į daugybę pikselių, vėlgi atrodo ir moderniai, ir retro, o pačioj mano minėta apdailėlė. Dabar atsėdu į interjerą ir čia šį kartą turim tokį gana įprastų spalvų derinį, tai šviesios ir tamsios spalvos, šviesios lubos, šviesios sėdynės,
tamsi centrinė konsolė. Tiesa, pavyzdžiui, ekranų rėmai yra balti, durys yra baltos, štai čia dar turim ir tokį gražų ledą, kuris, aišku, dabar diena ir nesimato, bet labiausiai man patinka, kiek daug vietos čia yra. Mano alkūnėm vietos sočiai, mano kojom ir keliam vietos sočiai, galiu netgi pas kaimyną tą koją iškišti ir tai būna pakankamai retai tokio dydžio automobiliuose. Tai šitas yra fantastiška, bet aš aišku privalau patikrinti ir detalių kokybę. Pasidarysiu, kad man būtų šiek tiek patogiau tikrint. Ok, čia malonu. Truputėlį juda, bet netraška. O čia irgi labai minkštos malonios medžiagos. Ir tarp kitko maloniai pasideda alkūnės laikant vairą. Čia kietesnės, bet malonios. Pažiūrėkim kaip čia. Nejuda ir netraška, šaunuolis Hyundai. Ir čia viskas. Klausykim. Truputėlį gal ir drebės ir bus garsas važiuojant gal žvyrkeliu, bet šiaip tai situacija net labai nebloga. Kalbant apie sėdynės, tai jos gana minkštos, patogios, plačios, šiek tiek prilaiko nugarą iš šlaunis, bet tai nėra sportinės sėdynės, tai stipriai jos tikrai nelaikys. Kita vertus, visos 4 sėdynės yra šildomos, priekinės sėdynės yra dar ir vėsinamos. Aišku, abi priekinės valdomos elektra, bet ir galinės sėdynės reguliuojasi elektra, tą dar truputėlį parodysiu. Netgi yra toks elementas štai čia, kaip kojų prailginimas priekiniai sėdynį, kas yra, pripažinkim, pakankamai įspūdinga komplektacijos dalis. Ir štai šioje vietoje turim dar papildomą valdymą, su kuriuo galima valdyti šitą sėdynę ir netgi abi galinės sėdynės. Tai sėdynės ne tik patogios, bet kaip retai nutinka ir labai funkcionalios. Multimedijai skirtas vienas iš 2 vienodo dydžio ekranų. Pati multimedija man visai patinka, viską gana lengva rasti. Yra visos reikalingos funkcijos nuo navigacijos iki Apple CarPlay, Android Auto sistemų. Apačioj dar turim ir greituosius mygtukus, kurie mus permeta į 1, 2 ar 3 meniu. Kaip matot, netgi kamera įsijungia. Jeigu man reikėtų kažkur prisikabinti, tai prisikabinčiau prie 2 dalykų. Multimedija lėtoka, nežiauriai lėta, bet tiesiog šiek tiek lėtesnė negu kai kurių konkurentų. Ir kitas dalykas, Apple CarPlay, Android Auto sistemos veikia tik su laidu, o šiandien prijungus iš Kinijos parsiųstą laidą, man multimedija pasakė, kad tas laidas man dar net ir netinka. Tai veikia tik su laidu ir tik su kokybišku laidu. Klimato kontrolė yra štai čia apačioje, jos valdymas yra atskiras, valdoma ne per multimedijos ekraną, tas yra pakankamai gerai. Vėlgi, jeigu reiktų prisikabinti, tai prisikabinčiau prie to, kad ta vieta yra, tai nėra mygtukai, tai yra lietimui jautrios vietos ir jos neturi jokio atsako, tai bet kokiu atveju, jeigu vairuoju ir esu susikoncentravęs į kelią, nebus jokios piršto atminties ir man vis tiek reiks pasižiūrėti, atlikti vieną ar kitą funkciją ir tada vėl grįžti su akim prie kelio. Tai toks lyg ir patogesnis sprendimas negu kad ekrane, bet toli gražu netoks patogus kaip mygtukai. Vairuotojo ekranas yra lygiai tokio pat dydžio kaip ir multimedijos. Iš principo ekranas veikia gal net greičiau, yra pakankamai funkcionalus. Čia galima vienu mygtuko paspaudimu pasirinkti, kokią noriu matyti informaciją, tiksliau, kokį noriu matyti meniu ir tada tame meniu dar galiu eiti žemyn ir matyti skirtingą informaciją. Tai tos informacijos matosi labai daug, to jis man patinka. Čia keičiasi ir spalvos, tos spalvos keičiasi perjungiant važiavimo režimą, tą padarysiu, kai išvažiuosim į kelią. O kas man šiek tiek užkliuvo, tai kad atsisėdęs į patogią poziciją ir patogiai nusistatęs vairą, matau maždaug 60-70% tik tai to ekrano, o greitis, kuris yra štai šioje vietoje, man nesimato. Tai vienintelis būdas sėdint patogiai matyti greitį yra man žiūrėti į stiklą, nes čia yra projekcinis ekranas, per kurį vaizdas matosi ant stiklo. Įprastai važiuojant matau momentinį greitį, kaip dirba juostų palaikymo sistema ir leistiną greitį, bet jeigu įsijungiu navigaciją, dar matysiu ir posūkius ir man rašo netgi už kiek metrų yra tas posūkis, tai tas head-up ekranas man visai patinka. Vairas visai dailus, 2 atšakų, toks stilistiškai modernus ir minimalistinis, man jis labai patinka. Čia yra 4 taškeliai per vidurį, kurie nieko nedaro, yra tiesiog taškeliai, jis yra multifunkcinis. Dešinė vairo pusė valdo kontrolės sistemas ir štai šį ekraną kairė pusė leidžia valdyti keletą multimedijos funkcijų bei atsiliepti, pavyzdžiui, telefonui.
mygtukai yra nejautrus lietimui, bet tai yra vienas išlietas mygtukas, tai tos piršto atminties nebus, yra tik tai kelios svirtelės, kurios šiek tiek supatogina valdymą, bet principė pats valdymas, pavyzdžiui, šito ekrano yra labai nesudėtingas. Vairas šildomas, už vairo yra mentelės, aišku, jos pavarų nemėto, jos didina arba mažina regeneraciją, kurios yra net 4 lygiai šitame automobilyje, kas yra pakankamai įspūdinga. O už vairo yra pavarų permetimo svirtis, kuri yra visai patogioj vietoj ir veikia viskas labai greit, nereikia tų pavarų laikyti, kaip kai kurių automobilių ilgai, kad jos persijungtų, tai sureaguoja labai greitai. Tik kai kurie žmonės sako, kad jis labai panašus į vieną daiktą, kurio nevalia minėti, nes šitą apžvalgą gali žiūrėti nepilnamečiai. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim pakankamai solidžią dėtuvę, mūsų Autoplius milžinpadis ne tik telpa, bet dar šonuose lieka ir vietos, plus yra papildomos vietos daiktam ir galinė dalis yra uždaryta, tai gilin daiktai nenuslys, man tas patinka. Per vidurį dar 2 puodelių laikikliai, į kuriuos telpa ir Autoplius milžinpadis ir nesunkiai įsidės ir mažesnis puodelis, nes čia yra dar tokios šiek tiek prilaikančios vietos, tai čia labai puikiai apgalvoti dalykai. Toliau čia turim vieną didelę dėtuvę, vieną USB jungtį ir vieną 12 voltų jungtį. Štai čia turim dar 2 USB jungtis ir vietą įsidėti netgi ir dideliam telefonui su bevėlio įkrovimo funkcija. Plus turim žiauriai daug vietos čia, trupučiuką vietos čia, o čia turim ne daiktadėžę, o milžinišką stalčių. Tai dėtuvės ta vieta, kur Ioniko gamintojai stipriai apgalvojo. Šaunuoliai, čia galėčiau susikrauti visus savo reikalingus daiktus ir visus vaikų po mašiną išmėtytus daiktus. Nice. Na, o dabar sėdau galą ir priminsiu, mano ūgis 1,84 m ir kaip matot, čia vietos yra žiauriai daug, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju, nuo kojom lieka po pilną delną ir dar daugiau vietos, galvai, kaip matot, lygiai taip pat. Kadangi gale tamsiau, šiek tiek matosi neoninė šviesa šviečianti, na, sakykime, to vietoj, kur rankena ir netgi aplink kolonėlės. Turim užuolaidėlę gale, kuri šiek tiek pritemdo ir langą, kuris neatsidaro iki pat apačios, gaila. Tada už kiekvienos sėdynės turim dar ir po kišenėlę, kur susidėsim kažkokį savo kasdien vežiojamus daiktus. Vietą pasidėti telefonui, kur maniškis netelpa, bet šiek tiek mažesnis tikrai tilptų. 2 USB jungtis ir pagalvojau, automobilis gamintas pernai ir nėra nei vienos USB-C jungties, tai čia man toks keistokas sprendimas automobilyje. Abi sėdynės turi Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus, bet priekinė to neturi. Turim porankį, kuris neužsifiksuoja ir nesilaiko. Čia yra 2 puodelių laikikliai, kurie neužsidaro, bet šita vieta pakankamai minkšta atsisėsti ir atsiremti. Taip pat abi galinės sėdynės stumdosi, kaip jau šiek tiek minėjau, elektra. Ta galiu padaryti su mygtuku esančiu kairėje pusėje, tą galiu padaryti su mygtuku esančiu ant priekinės sėdynės, ką minėjau anksčiau. Ir lygiai taip pat sėdynės atlošas irgi reguliuojasi, tai galiu atsisėsti šiek tiek patogiau, tada iš vis norisi sakyti, kad va dabar sėdžiu pakankamai karališkai, kaip ekonominės klasės elektromobilį. Bagažinė 527 litrai, palyginimui Škoda Enyaq turi 50 litrų daugiau, bet iš principo bagažinės talpa tikrai nebloga. Dugnas yra labai lygus, tai kažką ištraukti bus nesudėtinga, nereiks iškelinėti. Turim štai tokį balbatuojantį truputėlį bagažinės uždangalą, kuris gali šiek tiek daužytis. 12 voltų jungtis, oro tvirtinimus sunkiam kroviniui. Po dugnu turim šiek tiek vietos šonuose, nes čia yra baterijos, tai aišku, tas vietos daug nebus. Jeigu tai būtų automobilis su vidaus degimo variklių, vietos būtų daugiau. Ir sėdynės taip pat atsilenkia, tik tą kiekvieną kartą turėsi daryti štai taip, lakstydami iš vienos pusės į kitą, pavyzdžiui, per lietų ir atlenkinėdami tas sėdynės, bet bent jau jas atlenkus, dugnas tampa visiškai lygus, tai vėlgi tą krovinį stumti ar ištraukti bus nesudėtinga, o jeigu užkaišiosi tarpelius ir čia, tai ko gero ir pasnaus, netgi čia būtų visai galima. Kadangi tai yra elektromobilis, dar turim ir priekinę bagažinę, šį kartą yra 24 litrų talpos, tai
Galbūt ir tilptų jūsų laidai čia, bet taip yra dėl to, kad automobilis varomas 4 ratais. Jeigu būtų varomas galiniais ratais, tokiu atveju čia būtų 57 litrai ir tikrai visi laidai čia puikiai tilptų. O dabar pažvelkime į galinio vaizdo kamerą. Man patinka, kad ją galim ne tik su atbuliniu, bet ir su mygtuku įsijungti. Tai iš karto turim 360 laipsnių vaizdą ir iš karto turim vaizdą per galinę kamerą. Turim juostas, tos juostas sukiojas tiek vienam, tiek kitam ekrane, kad maždaug matytume savo trajektoriją. Galim persijungti iš viršaus vaizdą, galim šiek tiek platesnį, galim šiek tiek siauresnį, galim nuo šoninių kamerų tik tai vaizdą įsijungti. Aišku, mes galime įsijungti ir 3D vizualizaciją, kuri šiuo metu truputėlį iškreipta, nes čia stovi operatorius, bet kokiu atveju parkavimo aikštelėje tą dariau ir manevravimui tai labai padeda. Ir vienintelė mane šiek tiek erzinanti vieta, kad galėtų būti truputėlį geresnė ta kameros kokybė. Nėra tragiška, bet galėtų būti geresnė. Automobilį už daugiau negu 50 000 eurų. Dabar išvažiavom į kelią ir ko gero pradėsiu nuo geriausios dalies, tai yra komfortas. Kartais elektromobiliai ir tiesą pasakius net ne kartais, o neretai susiduria su problema, kad sunku jos pagaminti komfortiškais dėl dugne esančių baterijų. Tai Ioniqas 5 šitos problemos neturi, automobilis labai minkštas, su kelio nelygumais, su duobėm, susitvarko puikiai. Ir keleiviai tikrai smūgio negauna. Vienintelis momentas, tai pabandžiau 80 km/h greičiu pervažiuoti per gulintį policininką. Tai gale tas smūgis truputėlį jaučiasi, bet situacija yra iš tikrųjų tiesiog nuostabi. Mieste automobilis maloniai valdomas dėl kelių dalykų. Tai visų pirma, labai lengvai sukasi vairas, tai labai lengva manevruoti. Kitas dalykas, kažkas nukrito gale, elektros sukimo momentas, kuris leidžia labai staigiai įsibėgėti, netgi važiuojant iš vadinamos eigos, tai reiškia pasikeitus situacijai kelyje, labai greit galėsiu kažkur persiorientuoti. Kitas dalykas, 4 regeneracijos lygiai, tai su pačiu aukščiausiu lygiu, bent jau aš kai įpratau važiuoti, tai turbūt taip ir važiuočiau, tai leidžia man ne tik taupyti elektros sąnaudas, bet lygiai taip pat ir taupyti stabdžių trinkeles, nes stabdžius spaudžiu labai retai. Ir paskutinis dalykas, kuris man patinka mieste, tai yra susisukimo spindulys, kuris siekia 12 metrų. Jis nėra labai mažas, bet jis pakankamai geras turint omeny automobilio dydį ir patį faktą, kad galiniai ratai tai nepasisuka. Tai su juo manevruoti bus pakankamai paprasta. Automobilyje taip pat yra ir sport režimas, aš jį dabar įjungiau ir iš karto pradėjau greitėti, dėl to, kad pasunkėjo vairas ir sujautrėjo akceleratorius. Kojos net nenuspaudžiau, automobilis jau pradėjo šiek tiek greitėti, tai akivaizdžiai jis pajautrėjo. O įdomiausia dalis ta, kad važiuokliai tai nenutinka niekas, važiuoklė ir toliau lieka labai minkšta. Tai posūkiuose stipriai lekiant su tokiu automobiliu gali būti toks, nežinau, toks jaustis lyg pavojaus jausmas, nes kėbulas kartais susilenkia, jeigu mes akceleruojam didesniu greičiu į tą posūkį ir man jau momentais būtų šiek tiek baisu įlėkti. Ko gero, tas sportiškumas atsiskleidžia tada, kai yra po vieną juostą į vieną pusę ir eismas intensyvus ir tada mums reikia žiauriai staigiai kažką apsilenkti, kad būtume saugus, tai šitoj vietoj su šituo automobiliu bus labai faina. Jeigu mėgstat greitesnį važiavimą vingiuotose keliuose, tai jau reiktų rinktis arba Ioniq 5N, sportiškiausia šito modelio versija, apie kurią tikiuosi, kad dar pavyks jums papasakot, arba vieną iš konkurentų Kia EV6 ir ypatingai GT versija, kuri yra standi ir aštri kaip šveicariškas peiliukas. Kalbant apie sąnaudas, tai važiuodamas pakankamai smagiai, turiu 20 kWh 100 km, važiuojant ramiai, tos sąnaudos dar ir sumažėtų, bet sakykim, kad važiuojam pakankamai linksmai, tai su tokiom sąnaudom, jeigu moka 21 centą už kWh už elektrą, tai 100 nuvažiuotų kilometrų kainuos apie 4 eurus, 4,20 €, o realus nuvažiuojamas atstumas bus apie 370-380 km, kas yra puikus rezultatas, turint omeny, kad važiuojam visai smagiai. Tai važiuojant ramiai, manau, kad toks automobilis be didesnių problemų pasiektų 400 km vieną įkrovą. Matomumas automobilyje labai geras, nes per priekinį stiklą viską matau labai gerai, vidurinis veidrodėlis pakabintas pakankamai aukštai, tai vaizdui man visiškai netrukdo. Per galinį langą matau viską absoliučiai ir man nei kiek netrukdo galinių sėdynių atlošai. Dideli veidrodžiai, ant kurių dar yra ir aklosios zonos indikatorius.
Ir Hyundai ir Kijos turi tokią funkciją, kuomet įjungus posūkį akloji zona rodoma per vieną arba kitą ekrano pusę, priklausomai į kur jūs tą posūkį įjungiat. Tai visa šita susumavus saugumo lygis iš tikrųjų labai stipriai pakyla ir šitoj vietoj iš paskutinių metų apžvelgtų automobilių, ko gero Ioniq 5 yra vienas geriausių, kas liečia matomumą. Na, o dabar išbandysim garso izoliaciją, pradėkim nuo 50 km/h. Pabrėšiu dar tai, kad asfaltas nėra labai lygus, tai kartais vis girdisi tos duobės. Tai pažiūrėkim, ką čia mes turėsim. Turim 66 decibelus, bet kaip minėjau, kelias labai nelygus, tai dabar išvažiuosim į lygų kelią ir pasižiūrėsim prie 90 km/h kokia situacija. Kaip matot, prie 90 turėjom lygiai taip pat 63 decibelus ir ko gero dėl to, kad decibelų buvo daugiau prie 50, labiausiai buvo kaltas kelias. Tai principė bent jau jausmiškai, tai garso izoliacija, kaip ir didžioji dalis dalykų šitam automobilį, man visai patinka. Na, o dabar kaip visada užbaigsim su šiek tiek skaičių. Kasko. Jeigu esat Biržų rajono gyventojas, jums 50 ir vairuoja daugiau negu 18 metų, tai metinis kasko kainuos apie 1000 eurų. Tuo tarpu, jeigu jums 18 ir esat registruoti Vilniui, kasko kaina pakyla iki 6500 eurų, kas yra ko gero didžiausias šito automobilio minusas. Pats automobilis šiuo metu yra parduodamas autoplius.lt portale, jo kaina šiek tiek daugiau negu 53 000 eurų ir jam tikrai rinkoje yra daugybė alternatyvų, pavyzdžiui, Škoda Enyaq, Tesla Model E, mano minėtas Kia EV6 labai įdomus automobilis, Cupra Tavascan, kurio apžvalgą dar jums būtinai padarysiu ir taip toliau, tai tas pasirinkimas tikrai platus. Ar verta iš visų rinktis būtent Ioniq 5? Pasakysiu paprastai, dažniausiai rekomenduoju žmonėms išbandyti bent 5 segmento automobilius, segmento, kurį jie išsirinko. Bet jeigu esate tinginukas ir nenorite automobilių bandyti ir norit elektromobilio, kuris priklausytų šitam segmentui, tai važiuokit ir pirkit tą Ioniq 5, neturėtumėt likti nei trupučio nusivylę, automobilis komfortiškas, praktiškas, talpus, turi neblogas interjero elektronikos sistemas, na ir bent jau man yra siaubingai gražus pasižiūrėti. O dabar užmeskit laiką, nepagailėkit, pakomentuokit, kokį automobilio apžvalgą norit pamatyti, užsukit pas mus į socialinius tinklus, ten pamatysit dar daugiau įvairių automobilių ir įsijunkit mus kitą ketvirtadienį. Iki bičiuliai!